Visa instaliacija yra montuojama tam tikrais atstumais ir tam tikrose aukščiuose. Kaip čia matom, pavyzdžiui, jungikliai yra metro aukštyje, kištukiniai lizdai yra 30 cm aukštyje. Taip pat montuojant instaliaciją irgi yra tam tikros taisyklės, tam tikri koridoriai, kur ta instaliacija turėtų atsirasti. Pabaigus visus montavimo darbus, rekomenduotume tiesiog pasidaryti nuotrauką tam, kad, pavyzdžiui, po to kažkada montuojant kokį nors paveikslą, veidrodį ir dar kažką, ar norint gręžti sienoje skylę, kad būtų bent orientacijai žinoma, bent apytikriai, kur tie kabeliai galėjo būti. Kartais nutinka taip, kad iš tikrųjų žmonės, taupydami galbūt ir savo laiką ir kažkiek tai, sakykime, ir kabelius, tiesiog instaliacija būna, kad daroma ir įstrižai, einant artimiausiais atstumais iki būtiniausių vietų, tai yra jungiklių šviestuvas ar ten ir rozetė. Tai va tokiais atvejais tada jau sudėtinga prognozuoti, kur tas kabelis gali būti ir jeigu prisireikia kažką išgręžti, kaip pavyzdį, tai tuomet yra tikimybė, arba rizika, gal taip pavadinkim, pataikyti į kabelį, net ir nesitikint, kad jis ten gali būti. O jeigu instaliacija, kaip šiuo atveju yra, sakykime, orientuojama vertikaliai ir horizontaliai, tai mes bent galime įsivaizduoti, kur tie koridoriai gali būti, kur tie kabeliai gali būti sumontuoti ir, sakykime, tada jau galima bent apirkti, reikia nuspėti, kad, sakykime, toje vietoje yra arba nėra, pasitikslinti, aišku, visada galima su kokiu nors kabeliu ieškikliu. Paprastai yra laikomasi, kad visai apšvietimų dalį, sakykime, jeigu tai namas, kur yra atskirai atskirta apšvietimų dalis ir visai kištukinių lizdų dalis, tai paprastai apšvietimų naudojama 1,5 kvadratinių milimetrų kabeliai, trigysliai kabeliai. Viena gysla tarnauja apsauginiam įžeminimu, funkciją atlieka apsauginio įžeminimu, o kiti du tarnauja kaip grandiniai, sakykime, apšvietimui, tai yra fazė ir nulis. Kištukiniams lizdams paprastai yra naudojami 2,5 kvadratinių milimetrų kabeliai ir jie jau, sakykime, atlaiko visų pagrindinių buitinių prietaisų apkrovas. Tai, kas yra, sakykime, šiuo metu buityje naudojama. Aišku, yra išskirtiniai atvejai, kai, sakykime, namuose irgi gali būti naudojamas koks nors pirties katilas, kaip pavyzdį, arba dar kažkoks galingesnis įrenginys, tai tada jau yra vertinama pagal to įrenginio galią, parenkamas atitinkamai pagal jo vartojamą srovę, parenkamas kabelis atitinkamai vadovaujantis elektros įrenginių įrengimų taisyklėmis. Ir tuomet, aišku, kuo galingesnis įrenginys, tuo didesnių skerspjūvių, gyslos skerspjūvių, tai pavadinkim, kabeliai yra parenkami. Dar kokia rekomendacija būtų, kad jeigu, pavyzdžiui, buityje šiuo metu iš tikrųjų yra pakankamai galingų prietaisų, buitinių prietaisų, tokie elementarūs galbūt kaip skalbyklė, sakykime, džiovyklė, koks nors tūrinis vandens šildytuvas, kurį mes dažnai vadinam boileriu. Tai va tokiam įrenginiui kiekvienam iš jų turėtų eiti atskiras kabelis tiesiai nuo skirstomojo skydelio iki pat įrenginio įrengimo vietos, su atskira jam rozete, jeigu tai yra rozetė įrengiama kabelio gale. Nes tokiam įrenginiui paprastai yra laikoma taip, kad jeigu įrenginio srovė, vartojama srovė yra apie 16 amperų, tai tokiam jau yra rekomenduojama tiesti atskirą kabelį nuo pat skirstymo skydelio, kuris yra kažkur paprastai namuose, iki pat to įrenginio įrengimo vietos. Ir tokiu atveju jis turi atskirą apsaugą, atskirą automatinį jungiklį, nuo kurio jis yra prijungiamas ir tas kabeliukas turi būti tiesiamas tik tai tam vienam įrenginiui. Ir atitinkamai kiek tokių įrenginių, tiek atitinkamai be abejo turėtų būti atskirų grupių, atskirų kabelių. Prieš planuojant įsirengti skirstomąjį skydelį, kuris paprastai būna kiekviename bute ar kiekviename name, aišku, jis gali būti didesnis ar mažesnis, priklauso nuo to, kiek name tos įrangos yra ir kas ten planuojama įrengti. Paprastai, aišku, jau skaičiuojant visą tą namo instaliaciją, arba tai būna projekte visą tai numatyta, arba, sakykime, jau po to skaičiuojama pagal situaciją, kai jau būsto šeimininkas žino, kokie įrenginiai pas jį bus, yra tada pasiplanuojama, kokie yra poreikiai tų įrenginių, kiek tų kabelių reikės tiems įrenginiams patenkinti jų poreikius. Ir tuomet, kai tie visi kabeliai atkeliauja iki pat skydelio, juos reikia vienaip ar kitaip sukomutuoti. Skydelis yra ta vieta, kur viskas sueina į vieną vietą ir viskas yra sujungiama. Aišku, sujungiama irgi kiekvienas įrenginys turi irgi tam savo apsaugą, tą vadinamą automatinį jungiklį, jis yra irgi tam tikro nominalo, tam tikros srovės, nes kiekvienam įrenginiui paprastai jau skirtingos apkrovos ir skirtingi automatiniai jungikliai yra montuojami. Tai irgi paprastai arba numatome projekte, arba, sakykime, tas elektrikas, ar tai inžinierius, ar tai darbų vadovas, sakykime, jis tuos dalykus išmano ir paprastai juos nusimato ir susidėlioja. Vat kaip ir šiuo atveju, tiesiog yra suplanuojama
prieš aišku renkant skydelį irgi reikėtų susiplanuoti, kaip mes tos automatinius jungiklius sudėliosime, kad po to viskas tvarkingai galėtų susimontuoti. Sakykime, daugelį atvejų netgi iš anksto pasidaromas planelis, kaip tie automatiniai jungikliai pasidėlios, nes kaip pavyzdžiui, jeigu atsiranda tokios apsaugos, kaip vadinamos skirtuminių srovių apsauga šiuo atveju, arba ta vadinama liaudiškai nuotėkio relė, tai ją įrengti irgi reikia atitinkamai vietos, jinai paprastai užima, jeigu tai kaip šiuo atveju, trifazė yra nuotėkio relė, jinai užima net 4 modelius ir todėl prieš tai reikėtų gana gerai susiplanuoti, kad po to tiltų ir visi kiti automatiniai jungikliai, kurių taip pat prisireikia. Čia mes dar turime, aišku, kažkiek rezervų yra pasilikę. Tam atveju, jeigu ateityje dar kažko, sakykime, prisireiktų ir atsirastų kažkokie nauji poreikiai. Nuotėkio relės būna, arba tos skirtuminių srovių apsaugos būna paprastai 2 tipų, arba jos yra trifazės, kaip šiuo atveju yra 4 modulių. Būna dar 2 modulių, jos perpus mažesnės, tai yra vienfazės. Šiuo atveju yra pasirinkta trifazė nuotėkio relė, kuri iš principo kaip papildoma apsauga tarnauja dar visai grupiai įrenginių. Čia šiuo atveju tas sprendimas buvo pasirinktas, aišku, taupant vietą skydelėje ir plus, sakykime, tokiu atveju šiek tiek sumažina įrengimo kaštus, nes viena tokia apsauga gali saugoti net keletą įrenginių. Aišku, būna atveju, kai reikia tą daryti atskirai, nes, sakykime, jeigu darant iš viso montuojant vieną apsaugą visam nameliui, gali atsirasti toks nepatogumas, kad, sakykime, suveikus vienam įrengiui dingtų šviesa visame name. Taip pat, aišku, svarbu, kad skydelis būtų sumontuotas tvarkingai, nes tuomet atsidarius būna visada aišku, kur kas nueina, matosi visų laidų būklė ir jeigu kažkas kaista, irgi labai aiškiai matosi. Taip pat dar svarbu yra, kad montuojant būtų stengiamasi į vieną, vadinkime, kontaktą, į vieną spaudžiamą, veržiamą kontaktinį gnybtą būtų sumontuojama vienas arba 2 laidai. Aišku, kartais situacija verčia tos 2 montuoti, bet žinoma gražu, kai iš viso būna tik tai vienas laidas viename kontakte sumontuotas, tai tada tas užtikrina, sakykime, puikią kontaktų būklę. Aišku, taip pat reikėtų nepamiršti, kad visi kontaktai turėtų būti bet kuriuo atveju surinkus skydelį, turėtų būti patikrinti jų užveržimo būklį. Sakykime, kad ir kiek gerai viskas būna padaryta, bet paprastai mes rekomenduojam ir patys to darom, kad baigus montuoti skydelį yra patikrinami absoliučiai visi kontaktiniai varžtai ir tuomet įsitikinama, kad tikrai viskas yra užveržta gerai. Aišku, dar kai, sakykime, jau kaip ir šiuo atveju, kai kur tenka įvesti kelis laidus į vieną kontaktinį gnybtą, į vieną veržiamą vietą, tai tokiu atveju bent jau reikėtų stengtis, kad būtų suvedami 2 vienodų skerspjūvių laidai, tai yra 2 vienodų skerspjūvių gyslos. Tokiu atveju kontaktą užveržus varžtu, jis puikiai prisiveržia ir nebūna klebančių kontaktų. Nes jeigu blogai priveržtas kontaktas, tai anksčiau ir vėliau tai yra gedimų priežastis. Ir jeigu, sakykime, tame skydelėje iš viso yra netvarka, tai rodo, aišku, darbo kultūrą, o, sakykime, tvarkingai atliktas montavimas tiesiog būna tada patogu bet kada bet ką patikrinti. Paprastai įrengus visą instaliaciją yra atliekami izoliacijos matavimai. Iš pradžių yra atliekami izoliacijos matavimai tam, kad įsitikinti, ar mūsų sumontuota instaliacija atitinka reikalavimus. Tai yra, ar nebus nereikalingų kažkokių srovės nuotėkių, ar, sakykime, nebus trumpų jungimų ir ar iš principo panaudoti kabeliai yra geri. Tai yra, kitaip sakant, jeigu mes, pavyzdžiui, matuojame izoliaciją kabelių, tai jų varža turėtų būti ne mažiau kaip pusė megaomo. Ir paprastai ta varža būna dažniausiai virš 1000 megaomų ir tą prietaisą dažniausiai rodo. Galbūt tik tai senuose pastatuose, senuose instaliacijose ta varža būna kartais mažesnė, dėl tam tikrų priežasčių jos jinai gali būti ir labai maža, tada jau vertinama, kas nutiko ir ką reikėtų daryti. O naujame name tai tiesiog dar kartą, kaip ir minėjau, įsitikinama, ar viskas yra gerai sumontuota. Plius dar yra vienas matavimas, tai yra montuojama apsauginio žeminimo kontaktų varža. Tai yra, sakykime, įsitikinama ne tik, kad visi varžtiniai gnybtai yra užveržti puikiai ir nei vienas laidas nekleva, bet taip pat yra pamatuojama, ar tų kontaktų varža nėra didesnė negu 0,1 ohm.